Šiandien tikslas išsimaudyti Marskio oko paplūdimy ir nebūti išvežtiem policijos. Aš be komentarų. Pasijai kartą. Iš visi kalną lipu, nevažiuosi. Gabrieliau, kokios nuotaikos? Miau, miau. Tai ką, labas rytas visiems. Pradedam savo kelionę į Zakopanės kalnus. Štai bolidas, su kuriuo važiuosim. Ir važiuojam pasimti pirmųjų žmonių. Sveikas, mūsų antras dalyvis, Rokas. Kur ką kamerą filmuoja? The fuck? Hei, dar viena mūsų dalyvė. Na ir ką, paskutinioji mūsų šio vakaro dalyvė. Evis. Visas ekipažas pilnas. Pajudame link Lenkijos, Zakopanės, Tatrų kalnų. Mūsų laukia 10 valandų, 944 kilometrai. Mes galim nuvažiuoti kol kas su pilnu baku, nepakrauta mašina kol kas, 932 kilometrai. Tai žodžiu, kažkur 5 km dar turėsime eiti peškom, kai mums išsikraus mašina, bet mes tai padarysim. Kol kas užsipylėm, pirmą pylimą padariau vakar, tai kainavo 60 eurų, pilnas baks ir range'as, kaip matė, 950 maždaug kilometrų. Na tai ką, susitiksim kur nors pakelės su kanistriuku prašymą. Iki! Pirmasis mūsų sustojimas. Liko mums 15 km iki sienos, bandysim praeiti pro sieną normaliai su pažymėjimais, jeigu ne, tai mantę nuprausiam, paruošiam, atiduosim Lenkijos vyrą. Nu ką, dabar atsigeriam kavos ir važiuojam toliau. Nu ką. Sako, ateikdavo čia su to kamerą. Gerai, Eve, aš darau vlogą. Privažiavome prie kontrolės punkto. Turim vieną nelegalą. Per vidurį, Gruziną. Tai jis čia turi pats adapterį turėti. Tai dar ten yra, vat. Ir vėl kaip džiunglis. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą taip. Aš patalinį, bet ir tu. Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Žvarno Renfrose patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Žvarno užtepama trikotažinio čiužinio paklorai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 16. Lidl verta. Dalyvavusiu žmogum, visi su kuo teko bendrauti, tikrai net su ašarom Jonui Miklovui akise sako, nu tai yra tiesiog neįtikėtina. 95, ne? Sveikučiai, antras pilimas jau. Rašė pradžią mašiną, kaip matėt, kad nuvažiuosim štuką kilo, bet pasirodo nuvažiavom apie 700. Nu ką, kokiom čia kainom? Pasižiūrėsim. Turit kas valandų kortelę? Kas čia pilotės? Nu ką, atvykom Karčeva, Maciejovka. Nu, kolektyvas kaip jaučiamės. Ateis aš esu meniu. Našlai. Bet šitas gėlės 5 eurų. Thank you. And can we get one pierogi, sweet pierogi? Okay. Okay. Of course. Nori? Štai, Reikia? ką tik valgėm pierogius su mėsa. Dabar valgom pierogius su braškėm ir grėtinykė. Čia tam mūsų brainračiukui paėmėm. Tasgi tik bulvytės fri valgo ir pierogius saldžius. Nu ką, laipsnių mes dabar turim 30. Išleido mes dabar 94 eurus. Patarims visiems, kas važiuoja čia, kai jums duos pasirinkti arba eurais mokėt, arba zlotais mokėkit zlotais, nes eurais mes būtume sumokėję 103, o pasirinkom zlotais ir sumokėjom 94 eurus. Ir ką, mums dabar liko 2,5 valandos ir mes pasieksim savo tikslą Zakopanę, bet tuoj prasidės gražios kalnai ir hebrų nebemegos ir viskas bus pasaka. Atvažiavom dabar, jau važiavam kamšti pusę valandos, viską matot, ką čia dedas patys, mano mėly YouTube žiūrovai. Ką čia rašom? 9, ilgiausiai 12 km mano gyvenime.
yra čia. Štai mes jau praktiškai pasiekėm savo tikslą. Jau Zakopanėčiai važiavom. O, davai, duok skambutį. Štai mūsų kokia kelionė. Vairuotojas atlaikęs tiek. Einam naršyt Zakopanės kažkokiais šunkeliais. Taip. Aš toks gražuolis apsirengęs. Mūsų Imantė, Rokas, Evelina, Gabis. No, kon jūs te šlagalvė. Let's go, guys. Čia yra nautis mek, bet nerandam restoraną. O kur pavalgyti? Kas čia žino? Paklausiu šitos prakeleivės. Dobrze утро. Dobrze, dobrze. Ильяница, я то тоже ноты смака. Dobrze pan, jedu. Nu, turim nepilno proto. Sveikas. Ar tu turi draugą, kuris yra urodas ir turi gerą muzikos gabalą? Taip, tu pataikai. Prisijunk prie mūsų studijos, kuri pavadinimu atsidarė naujų adresų Zakopanės gatvės Oblica 10, pavadinimu studijo Uroda. Nepraleis progos, įsirašyk geriausią gabalą, pasiūlyk savo draugui. Jeigu jis yra didelis urodas ir turi gerą gabalą, ateik pas mus. Atėjom pagrindinę Zakopanės gatvėje, pasižiūrėsim, kas gera. Taip, čia turim pagrindinę turbūt miesto atmosferą. Dabar galite iš pasiklausyti jų. Klausimas, ar Lietuvoje būtų gera grupė, būtų iš tikrųjų gera grupė. Dabar mes su jais tiesiai keliausim į Urodų studiją ir ten padarysim jų pirmą įrašą. Sveiki, čia Gabrius Vasanovas ir mes esam judriausiai Zakopanės gatvėj. Čia, kur nemiega joks jaunimas, kur verda naktinis gyvenimas ir ypač daug visokių skonių. Keliaujam. Atėjom čia į pagrindinę parduotuvę, kur visas jaunimas perka saldainius. Galima ir paragauti. Senin, baisiai nesigaudai. Nedaryk gėdos prieš kitus. Bus atleistas iš operatorius pareigų. Ir štai, mes atvykom į Stefano Rozinkį. Tai yra žaidimų faktorius, kurią mes netrukus pasižiūrėsim, ko gero yra ir už kokią kainą mes galime pažaisti pačius populiariausius. Įdėsiu šitą pačius populiariausius žaidimus čia. Keliaujam. Bet šiaip visas čia vaikiška pakankamai, ne? Gerai. Kilam į viršų. O čia jau šiek tiek įdomiau. Ai, ne tas pats. Labas rytas visiems kolektyvam, kurie mus žiūri. Labas rytas Patrepsėliui, Šelmiam. O mes keliaujam į Zakopanės viršūnę. Šiandien kalną tikslas išsimaudyti Marskio oko paplūdimy ir nebūti išvežtiem policijos. Na ką, parodyk truputį, kiek turim mes automobilių. Žodžiu, tai va. Let's go, susitiksim visai netrukus, o dabar keliaujam. Prasidėjo mūsų maršrutas į Marskio oką, bandysim pakilti. Dabar mums yra 8 km likę iki ten, tai mes ten turėtume būti apie 11 valandą po 11. Tai, kaip matot, žmonių pilna. Strigom su mašinom eisme, strigom čia dabar. Tai va, šiaip jokios romantikos kol kas nėra čia. Einam tokiu takeliu, bet turbūt ir nebus artimiausius 8 km, bet vėliau, jeigu lipsim į kalną, tada jau turėtų prasidėti visas dalykas. Turim Asteriksą ir Obeliksą, einam 3 km, gavom gražų vaizdą, tai sakom, reikia to pasinaudoti. Tai iš esmės, pačią informaciją noriu čia papasakoti, jeigu tai kada nors išeitų į mano YouTube kanalą. Tai parkingas mums kainavo 16-15 eurų gal, bet pasistatėm vis tiek ten kažkur gale, bet geriau turėti negu neturėti, nes taip neįvažiuosit. Ir įėjims į šitą parką su studento pažymėjimu arba moksleivio kainuoja 1,30 €, o šiaip
2,50 €. Oi, guys, mergas palikom eit normaliu keliu, o mes keliaujam trumkį. Tai blemba. Yra iš tikrųjų ką veikti, nes mes lėkiam nuo pastoviai. Tai pulsas buvo 107. Bet jeigu lipam paprastai, va kaip laipčiukais, normaliai, tai tikrai manoma ir daug gražesnis taks. Dėl vaizdų nežinau, bet taks jau labiau primena haikinimą, negu ten šlifuoti dar 5 km asfaltą. Rinkčiau šitą taką. Na ką, ėjom lygiai 9 km ir 2 valanda. Ir pasižiūrėkit, atėjom prie pirmo mūsų užsibrėžto tikslo, kas yra Marskiai Oko. Populiariausias turbūt maršruts visoje Zakopaniai, tai visi turi patekti, atsidurti va čia va, prie Marskiai Oko. Iš tikrųjų, čia, kaip sako žmonės, žmonių yra pilna. Tai kad ir pasifotkinti yra didžiulis iššūkis. Jeigu pasižiūrėtumėt va čia už man, už nugaros, tai čia yra pilna žmonių ir jie visi atėjo čia to paties, apeit visą ežerą ir tada kai kurie grįžta namo, o kai kurie lipsi kažkokias viršūnės. Tai dabar mes keliaujam į sekantį ežerą, kuris vadinasi Karzniai, Povdov, Ryštami, kažkas toks. Tai žodžiu, keliaujam toliau. O truputį kopiam į antrą ežerą, vaizdelis irgi pasižiūrėkit. Ką tik buvom ten. Užlipam prie antrą ežerą. Buvo sunku. Dabar laukia Rysų viršukalnė. Kas nemanau, kad yra įmanoma mums gyviem ten užlipti. Pasižiūrėkit, kur mes buvom ir iki kur atėjom. Tai va, Chebrytė, kaip jauties? Gerai. Sunku buvo labai, šiaip man asmeniškai. Nu ką, brangus draugai, išlikom kol kas dviese, aš ir Pijus, 4,5 valandos ir paradom jau pirmąjį sniegą. Tuoj pasakysiu, kokiam aukštį. Aukštis dabar yra 1628. Tai reiškia dar 400 metrų ir būsim ant kalno viršaus. 2 km. Kai kilom į viršų. Tai jo, kada čia užlipom čia į kalną. Ataifą. Ir dar va mūsų Padau telefoną vis dėlto pažiūrėsiu. kabliukas. Tuoj. Va. Ir čia toks vaizdas. Komentarą, ponas Gabrieliau. Aš be komentarų. Paskutinį kartą čia lipu. Iš vis į kalną lipu, nebevažiuosiu į gyvenimą. Na, žodžiu, gyvenimo iššūkis. Tai ką, užlipam 2,70 km. Tai yra aukščiau negu aš kopiu Italijai. Pati viršūnė, bet šiaip tai vaizdeliai va tokie va. Startavom aš ten toli matos namelis. Šiaip jėgų tai iš vis nebėra, atrodo. O dar nulipt viską reikės, neįsivaizduoju, kaip mes tai padarysim. Bet kaip nors padarysim.
Važiuojam su Gabiu gelbėt savo draugų paskendusi lietuje, nes jie ėjo per lėtai. Ką padarysi, mes apšlapę, nusirengę, nuogi, stebim kurpulkaitės, kad jas galėtume išgelbėt iš šitos baisios audros. Kol kas matom. Šabat šalom, sakė kažkas. Va, mūsų. Mūda toli būtumėte ėję. Kokie įspūdžiai? Ar matėt stirnas? Matėm, nufilmavom. 4. O, pasiruošę važiuot. Ir visi ruošiamės išvažiuoti. Belingė mama karangalą išleido. Jo, ir įmušė visą įvartį. Belingėm! O Mbappé gavo tą. Mačiau visų laikų jūsų rezultatų. Pradedam savo antrąją šios dienos kelionę į Kasprovo viršukalnį. O tai yra nuo čia kokios 4 valandos. Paklauskime realybės šou dalyvių, kaip jie laikosi. Rokai. Šiandien 8 iš 10. 8 iš 10. Su lasdom 11 iš 10. Eimant. Evri. Wow. Visi laikosi, sakyčiau, super savo stadijose. Ir dabar paklausim to paties klausimo viršuje ant kalno. Dabar varom. Labas rytas, mano mėlieji agurkiukai. Šiandien atsikėlė 8 valandą Lenkijos laiku, susiruošę, papusryčiavę ir išvažiavę į parkingą. Mes kylame į Kasprovo viršukalnę. Turėčiau paminėti, kad viena iš mūsų kompanionės, spėkite kuri, komentaruose, nevyko kartu su mumis dėl, kaip sakant, fizinio nepakankamumo. Taip. Mes dabar esame 1300 metrų aukštyje ir kylame aukščiau. Mūsų kompanionė pasikels keltu, o mes keliaujame savomis kojomis, nes esame jauni, gražus ir pakankamai ištvermingi. Batonėlį. Nežinau kokį. Batonėlį, kas mūsų ėmė, Rokai, parodyk. Decathlon. Decathlon. Tikiuosi Patys treškė. skaniausiai batonėliai. Lieka visai nebedaug iki viršūnės, nes manau, kad jau pats eleveišenas sumažėjo. Ir... Ką reiškia eleveišenas? 1,6? Dabar esame, ne? 1608. 1,6. Turėtų būti, Nebedaug. bet nemanau, kad čia. Lūtė šviečia. Jo, aš jau uždžiūvau. Labai čia puiku. Įdavo va taip. Taip, beveik užlipom į Vierchų kalną. Štai Gabis, Rokas iš nugaras ir Eve galvoja dėl savo likimo. Ką daryti, lipt ar nelipt. Vaizdas, kaip matome, labai gražus. Gabrieliau, ar labai pavargot? Normaliai, jeigu ne ta kuprinė, tai easy peasy būtų. Taip, kitais metais žinosim, kad nesim tokių didelių kuprynių. O tai kur susidėsi maistą ir viską. Rokai, ar labai pavargai? Sau. Kaip pamačius kalno dydį, jūsų nuotaika? Normaliai, įveikiam. Įvykiam. Taip, Rokelės ir artėjom prie. Aš labai noriu rusiškai keiktis, paskui nepadarysit nieko iš tos medžiagos. Užpypsint viską, žinokit, turėsit. Matome haikinimo profą su lasdom ir pareinančiais sumuštiniais. Va dar Gabikas tavęs laukia viršūnė. Kur? Ten tipo? Ten viršūnė. Ką? Rimtai? Nu tu jau. Nu, kaip tu vertini, sunkiau negu vakar? Nu, jau visai sunku buvo šiandien. Man nesunkiau, bet tiesiog mažiau status. Būtų status, būtų toks pat kaip Rysys. Tai sunku visai, ne? Sunku. Bet užtat vaizdai gražesni čia nais. Taip, Eimantė, kaip vertinat? Žiauri gražu, to prasme, wow, atrodo, norėčiau nuskristi ten. Taip užsidėti tokius srūdį. Nu ką, pasinis mūsų destinationas, Kasprovo viršukalnė. Ir mes jau esam čia. Kad būtum tiksliem, pasakysiu aukštį
Ir aukštis šiai dienai, šiai minutiai yra 2 km ir 11 metrų. Parodom. Nu, chebrytė, kaip savijauta? Man atsisuk porą komentarų. Dažnai kai nevaikštai. Dienos pradžiai buvo 5, kai pakilau buvo 10, dabar yra 3. Einame. Neaišku, kiek laiko mums dar liko. Bet taip spėčiau apie 1,5 valandos. Jeigu taip, eiti iki ten. Šiaip kelias nėra labai sunkus, tik užknis, kad labai ilgai. Bet ką padarysi? Staupysim po 3 eurų. Liko paskutinis kilometras iš 16, kurį šį vakarą jau einam. 6 valanda jau eina mūsų kelionės. Tai va, nusileidimas visai smagus, daug smagesnis negu ten užlipimas tais miško takiais. Čia turime tikrą hikingą. O kaip tas hikingas atrodo, tai važiuojam. Pafilmuok jau šitą egzempliorių. Miau! Na, man kas geriau, ar su taip 30 eurų, ar Nežinau. keltų? Jaučiu, kad keltų būčiau pasirinkus. Jeigu ne po 2 valandų. Valia. O dabar pradėsim to. Gal šiaip palsėtų, kaip ir mes su Imante? Ne, bet čia prie autobusų. Taigi pripratė, matyva. Vakar visos ant kelią išėjo. Eik, pijau, aš filmuosiu. Duok, eik arčiau. Eik. Kas atsitiko? Na ką, kelionė artėja link pabaigos ir 84 km lieka iki namų ir iš viso būsim pravažiavę apytiksliai 1920 km. Tai priimkime beveik 2000 km ir 24 valandos ir 30 minučių kelyje. Tai taip, išleidom pinigų kurui bendrai 184 eurus pirmyn ir atgal. Bendrai vienam žmogui gavos apie, taip paimkim, 250 eurų kelionė. Su apgyvenimu, maistu, gėrimais, nakvynė, kelionė. Atsiprašau. Blemba! Daugas, tu man sakai, ojoj. Žinau, kas bus nuo tavo bučinių, lieka tik oi.